Nu sveiki, kol išsikrapščiau iš Vilniaus, tai žiūriu jau ir ten pradėjo. Įdomią tokį kelionį gaunasi, bus daug pirmų kartų. Pirmą kartą važiuoju su taip mažai mantos, o todėl, kad mantą visą susikroviau iš Luklos. Visada kažkaip tai kelionėse būdavo tokia problema, kad netelpa daiktai į automobilį. Atėjo mintis į galvą, o kodėl nepasinaudot alpinistų techniką? Tengi tikrai ieškotos visos technologijos, mažas svoris, kad būtų mažai vietos užimtų. Nu, dabar net pačiam juokinga, važiuoju 2-3 dienom su 2-3 nakvynėm žiemą, minusas iki -10 žada, o daiktų susidėjau. Viena dėžė drabužių ir viena dėžė ūkinių daiktų. Nu, ten primusai, puodukai, lentelės, peiliai. Tai vat, man pačiam labai įdomu, kaip čia seksis, kaip čia bus. Jokių nesiruošiu nei laužų kuriant, nei kažkokių tai apšildymų, nei vat variklių šildytis, nei kažkokių tai dujinių apšildymų automobilį naudot. Tai pasižiūrėsiu, jeigu alpinistai išgyvena kalnuose kažkur, tai ten lipa į Kalimandžarą ir miega miegmaišį ir nesušala, nu tai matyti, ir aš nesušalsiu. Jeigu su geru miegmaišiu, tai gal užteks tos mano išskiriamos energijos ir aš nesušalsiu. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Vienok dabar važiuoju naktį, iš Vilniaus išvažiuoju jau beveik 4 valandas vakaro, tai tuo ir sutemp, planuoju kažkur važiuoti iki Raseinių, ten kažkur apsinakvosiu ir porą-trejetą dienelių padirbėsiu Žemaitijoje. Tai tiek, susitiksim jau matyt kažkur tai prie Raseinių. Labas rytas. Nu, pirma naktis jau praėjo, nebuvo nei čia šalta labai, nei ekstremali. -3, vanduo netgi mašina viduje neužšalo. Tai nelabai čia ką ir pasakosiu. Kitą naktį, ateinančią naktį, žada jau apie -10, gal ir daugiau. Tai gal bus daugiau ir ką pašnekėti. O dabar biškį nuleidžiu padangas ir pradedu maršruto darymą. Nežinau, ar jų matosi, bet už manęs ten danguje yra mėnulis. O nakvojau ant gražaus Dubysos kranto, pakankamai tamsu, dar rytas, gal kažkas ir matosi. Vakar atvažiavau asfaltu, tai rezultate turiu 2,12 baro ar atmosferų, kaip čia pasakyti. Kad padanga bent kiek bekeliai dirbtų, tai ruošiuos nuleisti iki kokių 1,9, 1,8. Kad nevaikščiau eglių koridorių. Kažkada tai čia ėjo senas kelias ir va. Kaip čia dabar seksis pravažiuoti, nežinau. Panašu, kad nelabai. Pasigirsiu savo bachilais. Negaliu atsidžiaugti. Tai va, ir atėjau į tą vietą, kur pažymėtas tas akmenų rūžos takas. Ai ne, čia Tučkinės akmenų ruožas. Visai ne tas, čia pasirodo tų ruožų yra ir daugiau. Aš atvažiavau į Tučkinės, o akmenų ruožos, tas akmenų rūžos pažintinis takas tai visai kitoj vietoj. Galvojau, kad jisai čia baigėsi. Tai gerai, atvažiavau čia, o dabar važiuosiu aplinkui ir atsidursiu štai čia. Žinoma, jeigu būtum niekadėjęs, tai čia būtų galima nukirsti kampą ir su visureigiu pravažiuoti.
Bet mes netokie. Nu ką, šiandien darbo dieną matyti jau reikia baigti. Tai pasidarau valgyt, pasitvarkau guolį. Nu, o tada žiūrėsim. O kodėl aš šį kartą taip mažai mantos turiu? Todėl, kad mano virdulys va štai tik tai toks. O va čia pats degiklis tik tai štai toks. Vakarienė irgi šiandien skiriasi. Nu, kaip minėjau, daug pirmų kartų. Visų pirma, negaminu jokių kulinarinių šedevrų, o tiesiog turiu iš anksto paruoštą maistą, kondensuotą ir belieka tik tai išsirinkti. Ar lightweight food, ar coconut curry and rice. Valgysiu šitą, nes čia trintos bulvės su kumpiu ir dar su kažkuo. Dujos labai bijo šalčio. Aišku, yra dujų žieminės ir vasarinės, bet netgi ir žieminiam dujom nekenkia būti šiltai, todėl aš jas visą laiką laikiau šiltoj vietoj. Važiuojant į keliones, kai žinau, kad reikės daryti valgyti, visada stengiuosi turėti šilto vandens. Tai va, ir dabar turiu pasiėmęs termosą ir įpilsiu į arbatinį šilto vandens, kurį ryte pasiėmiau iš kolonėlės, ir man viskas žymiai greičiau užvirs. Ypač tai aktualu žiemą. Vasarą, tai jeigu ten vanduo 20 laipsnių, tai ten plius minus nieko tai labai nereiškia, bet žiemą, jeigu vandenį vos ne 0 temperatūros įdėsim, tai reiks pusę valandos laukti, kol jisai išvirs. Su maistu ir pamatysit, kaip čia greitai aš pavalgysiu. Vanduo laukiam, kol užvirs. Negalėjau patikėti, kad taip čia viskas greitai įvyks. Turbūt greičiau negu per minutę užvirė. Čia reikia pilti 350 ml. Kaip čia viskas atrodys. Taip, išmaišiau, uždarau ir už 10 minučių vakarieniausiu. Nu, įdomumo dėliai dabar pabandysiu šaltą vandenį pilt. Pažiūrėsiu, kaip greitai šaltas užvirs. Nors tas šaltas nėra visai šaltas, jisai buvo iš parduotuvės. Nebuvo, jisai yra iš parduotuvės. Diena. Užvirė per 3 minutės. Nu vis tik tai ženkliai yra geriau naudoti šiltą vandenį. Nes ten užvirė per minutę, o dabar per 3. Ir tai nebuvo čia iš upelių vanduo. Na, nepraėjo nei 10 minučių
15. Ir aš mėgaujuosi naujai paruoštų produktų. Eilinis pirmas kartas šitoj kelionėje, kada maistas jau buvo paruoštas ne čia, miške, o kažkur Prancūzijoje ar kur skanaus. Tai išsijungiu, nes mano emocijos gali jum irgi pagimdyti apetitą. Tai va, pamatysit, kaip čia įrengta mano lova. Vakar vėlai atvažiavau, pavargęs buvau, tai nebeturėjau laiko pasigirt, bet va, šiandien viską ir pamatysiu. Aš ilgai ieškojau optimalaus nakvyniai būdo. Galima šildytis dujom, galima kūrent malkas. Įvairiai galima, bet visam tam reikia daug ir atiduoti energijos. O va, pas mane lovytė jau paklota. Ir šiandien man vėl pirmas kartas bandysiu, tokį kaip ir mokslinį tyrimą atlikti. Ar užtenka to paketėlio suvalgyto košės bulvių su kumpiu, kad užtektų šilumos visai nakčiai. Pagalvojau, kad jeigu turi gerą miegmaišį ir ta šiluma niekur neišsisklaido, tai turėtum puikiai ir pernakvoti. Ką šiandien ir padarysiu. Turiu puikų miegmaišį, turiu puikų patiesaliuką po miegmaišiu. Viskas iš esmės tai skirta alpinistams. Bet tai kodėl negali naudoti automobilistai? Aišku, gali. Jau įsitikinau tuo, kad kaip alpinistų primusas greitai žvirina vandenį. Va, čia mano takelis. Tvirtina, kad jisai čia kažkokią tai antgamtinę varžą turi ir visiškai šalčio nepraleidžia. Tai iš apačios man tikrai turėtų būti nešalta. O kai bus iš viršaus, irgi greitai sužinosiu. Ant šito miegmaišio rašo, kad galima komfortiškai išsimiegoti prie minus 18. Na, pažiūrėsim, šiandien 18 nežada, bet 10 turbūt bus. Jeigu mano šita teorija pasitvirtins, būsiu labai laimingas. Tai vad, gerbėmieji, kaip ir viskas suruošta. Einu dar susitvarkysiu maisto produktus, kas ten liko indai. Dar išvirsiu puodelį arbatos ir ko gero eisiu pailsėti. Pristatau dar vieną savo pirmą kartą. Va kaip atrodo mano įrengtas miegamasis. Puiki lova, daugiau negu 2 metrai ilgio, šalia daiktai dėžę sudėti. Tada turiu užklijavęs termometrą. Galėsiu kontroliuoti, iš vidaus matysis kokią lauko temperatūrą. Turiu termometrą, matysiu kokią viduje temperatūra. Nu ir ką, įsijungiu kompą ir dar pasidėsiu kurį laiką. 7:30 galima jau ir keltis. Ką čia matom? Biškį žalia langai, bet viduj nėra šalta. O ką turim lauke? Štai ką, keltis, rengtis, arbatas prasivirt ir pradėsim 3. kelionės dieną. Šaušo gražus rytas. Vėl kuriu ugnį, dar turiu šilto vandens nuo vakar. Ką, vanduo verda. Didelio pasirinkimo šiandien nebeturiu.
valgysim kažką tai čia su ryžiais. Bet irgi įdomu, nes aš dar šito patiekalo nei kartą nevalgiau. Tai vėl eilinis šitos kelionės pirmas kartas. Neturiu dar įgūdžių pakankamai. Va, o, čia dar kažkoks prieskonis. Kvapas jau geras. Nu va. Paliekam 10 minučių. Per tą laiką galima ir arbatos parsivyti. Čia mano kava buteliukėje. Nesudėmėksta. Skaniausia kava tai šviežia. O čia tai ne prieskonis. Gerai, kad moku skaityti parašyta. Nevalgyti. Čia yra silikagėlis sugeriantis drėgmę. Nu ką, kol kava prisitrauks, porą minučių dar ir sėdam per pietų. Tenka pastebėti, kad vis tik tai vakar maistas buvo skanesnis. Bet negalima sakyti, kad ir tas nevalgomas. Nu, kaip miegojusi. Normaliai miegojusi. Pirmą kartą ant kito šono verčiausi turbūt 4:30. Tai namuose taip gerai nemiegu. Kelionėse tai visada geriu kavą su cukrum. Tiek reikia kalorijų. Reikės paskaityti, kiek kalorijų turi tas pakelis užpilamas. Nes vakar vien jo buvau gyvas, vakar suvalgiau tą užpilamą pakelį, kavos puodelį ir vieną obuolį per visą dieną. Ir nieko, naktį nesušalau. Pusryčiai suvalgyti, daiktai beveik sudėti. Pažiūrėsim, ką mūsų mašiniukas mums pasakys. O jisai nieko blogo nepasakė. Baigiu susikrauti daiktus ir lėksiu. O va čia tokioj vietoj šiandien gražioj nakvojau. Čia yra Molavėnų gynybinis kompleksas. Stovyklavietė neblogai įrengta ir didelis pliusas, kad žiemą visada vietų yra.